Turbūt visi šiauliečiai žino Trakų gatvėje esantį raudonų plytų pastatą. Paprastai jis vadinamas kalėjimu. Visgi gal paprašysim jūsų. Tiksliai pasakykit, kas tai per namas. Taip, vadinamas kalėjimu, bet dabar jis vadinasi Šiaulių tardymo izoliatorius. Ką tas apibrėžimas pasako, būtent tardymo izoliatorius? Tas reiškia, kad pas mus laikomas kontingentas kalinamųjų, kurie laukia savo bylos sprendimo. Ta prasme, kol vyksta tardymo procesas ir teismas. Po to, kaip būna teismo nuosprendis, jie iš mūsų išvažiuoja į kolonijas. Paprastai nėra nei vieno sėdinčio čia pas jūs visą laiką. Praktiškai šiai dienai mes turim virš 1140 žmonių šiandien, iš jų virš 1000 kalinamųjų ir apie 70 žmonių nuteistųjų ūkio brigadai, kurie mes paliekam ūkio darbams. Jie taip gali atsitikti, kad tie 70 ir visą laiką pas jūs ir praleis, ar ne? Taip, praktiškai jie iš mūsų išeina į laisvę. Galbūt šiauliečiam būtų įdomu keletą sakinių būtent to namo istorijos, kada jis pastatytas, kas čia buvo anksčiau. Taip, šitas pastatas pastatytas kažkur tai šio amžiaus pradžioj, dar caro laikais, ir jo paskirtis buvo kaip kalėjimas. Ir paskui visais laikais, ir po spalio revoliucijos, ir Smetono laikais čia buvo kalėjimas, ir vokiečių okupacijos laikais čia buvo kalėjimas, ir tarybinės laikais čia buvo ir kalėjimas, paskui tardymo izoliatorius iki šių dienų. O sakykime, pastatas priešais jūs, jį vadina tautoj baltuoju kalėjimu. Ar jūs susiję kažkaip tarpusavį? Ne, čia ne mūsų pastatas, jis priklauso policijos komisariatui, ten areštinė, kur laikomi žmonės iki to, kol jie pas mus atvyks. Tokia tiesiai iš jų automatiškai jau per gatvę pereina, ar ne pas jūs? Nu, dabar egzistuoja jau tardymo izoliatorius kiek laiko, ne kalėjimas. Būtent tokiu statusu. Čia dabar jau nepriklausomybės laikais pakeistas tas statusas, ar yra? Čia dar tarybiniais laikais buvo tardymo izoliatorius, čia man sunku pasakyti, turbūt jau virš 20 metų. Na, o per visą tą laiką ar nebuvo kažkokių tai tokių nesusipratimų tarp jūsų publikos, nes tai ne visuomenės elitas turbūt, ar incidentų kažkokių nėra buvę? Jų būna pastoviai. Aš čia dirbu nuo balandžio 94 metų. Ir kaip važiavau čia dirbti, man teko gauti labai blogą operatyvinę situaciją. Buvo daug nusikaltimų, kažkur tai iki 10 nusikaltimų per metus, tame tarpe ir žmogžudysčių ir sunkių nusikaltimų. Šitam kieme jau, ar ne? Tuose patalpose? Mūsų tardymo izoliatoriai. Praktiškai tas vyko dėl to, kad šiek tiek kolektyvas nevykdė savo pareigas, teko, aišku, daug su ko atsisveikinti, pareikalau, kad žmonės atliktų savo pareigas kaip priklauso. Ir ką galiu pasakyti, turbūt situacija šiek tiek pagerėjo, užtat, kad praktiškai pernai ir šiemet mes neturim nei vieno nusikaltimo mūsų teritorijoje. Praėjom maždaug, kiek suskaičiavau, porą kontrolių ir dabar vėl atsidūrėm kažkokiam vidiniam kieme. Taip, čia mes randamės pagrindiniam režiminiam kieme. Čia priešais mūsų pagrindinis korpusas, kur laikomi kalinamieji. Iš dešinės pusės čia gyvena nuteistieji ūkio brigadai, kurias mes paliekam ūkio darbams.
Kažką tai darysim čia. Čia dalis teritorijos buvo miesto, bet mes paprašym, kad biskį patraukt tvorą, štat kad toks kampas buvo nepatogus. Nu, o yra pasitaikę kažkokie pabėgimo atvejai jūsų teritorijai? Nu, kol kas čia dirbu, tokių atvejų nebuvo. Iki manęs kažkur tai 5 metai atgal, vat per šitą kampą bandė bėgti žmogus, bet buvo sulaikytas, nu kaip sulaikytas, iš ano posto jį kontrolierius sargybinis pašovė iš ginklų. Nu, ta visa apsauga, spygliuotos tvoros, matau vilkšuniai, laksto palaidi. Ar kiek tai, sakykime, atitinka kažkokius pasaulinius standartus? Nu, galiu pasakyti, kad dabar atitinka, užtat, kad mes pastatėm šiuolaikinę elektroninę apsaugos sistemą. Na, jie veikia 2 metai ir be priekaištų galiu pasakyti. Tas pats ir, pavyzdžiui, ir vakaruose. Mūsų pareigūnai ir aš kai kur buvau, praktiškai nesiskiria. Užtat, kad ir šita sistema pagaminta Kanadoje ir Japonijai. Nu, jums teko pavažinėti, pasižiūrėti, kaip kitur tokios įstaigos dirba. Ką pamatėt, gal įdomaus, ką nors? Ko galėjot pasididžiuoti, ko pavydėjot galbūt jiem? Nu, tik galiu pasakyti, kad kol kas iš esančių Lietuvoje įstaigų pas mus gal viena iš geriausių apsaugos sistemų ir pas mane važiuoja pažiūrėti. Koks maždaug amžiaus vidurkis yra jūsų kontingentą? Kaip nebebūtų gaila, bet jaunimas pagrindė. Kažkur tai apie 70% iki 30 metų žmonės. Nu, turit jau pagyvenusio amžiaus, pensinio amžiaus žmonių? Taip, yra, keletai yra labai pagyvenusio amžiaus, bet čia vienetai. Nu, o čia, sakykime, šitą krepšinio aikštelę jie naudojasi? Čia naudojasi pagrindę nuteistėjai, kurie pas mus palikami ūkio darbams. Ir kontrolieriai, kartais jie tarpusaviai. Kas laimi paprastai? Visai būna. Taip. Nu, o kokios galimybės, sakykime, pakvepuoti grynu oru? Yra kažkokios specialios patalpos jiem išeiti? Ar čia tiesiog toj teritorijoje galima pavaikščioti? Taip, aš paskui parodysiu, mes išvedam jos pasivaikščiojimams, kurie vyksta viršui ant stogo. Čia mes turbūt atėjome į vieną tokių jaukiausių ir žmoniškiausių jūsų patalpų, ar ne? Taip, čia mūsų koplytėlė, kuri jau veikia 3 metai. Jie gali naudotis pagrindę nuteistieji ir praktiškai kalinamieji, jeigu jie rašo, kad norim atlikti išpažintį, mes informuojame apie tą kunigą ir organizuojam jų susitikimą. Ir jie atlieka tą. O kiek populiari ši vieta? Nu, galiu pasakyti, kad nelabai. Turbūt dar iš senų laikų veikia tą antireliginę psichologiją. Nelabai. Dabar apskritai visuomenė yra tokios populiarios įvairios sektos. Ar jos nesidomi jūsų klientais? Taip, buvo keletą tokių atvejų, kad jie ateidavo, bandė kažkaip tai organizuoti šią veiklą, bet mes palaikom ryšį pagrindę su katalikinė sistema. Nu, pasitaiko tarp jūsų tų nuteistųjų tarpo, kurie išpažįsta kitas religijas? Taip yra, bet konkrečiai aš neturėjau kažkokio tai pareiškimų, prašymų, kad jiems organizuoti, atlikti pagal jų tikybą kažką tai. Dar va, jo. Mhm. Taip pat būtų įdomu sužinoti, ir kas, sakykime, renginėja visas šias patalpas. Gal čia jūsų klientų darbas? Taip, tas patalpos rengėm savo jėgomis, viskas atliko nuteistieji iš ūkio brigados ir darė šitų paveikslų kopijas ir viską, ką jūs čia matot.
šitą statulėlę mums atvežė vienuoliai iš Prancūzijos ir padovanojo koplytėlei. Čia dabar mes jau atėjome į tą vietą, kur būtent ir sėdė, ar ne, žmonės? Taip, čia pagrindinis korpusas, kuris iš 3 aukštų, iš viskas 109 kameros. Paprastai visuose kalėjimuose turbūt neišimtis ir jūsų izoliatoriuje turbūt yra problema vietų skaičius kameroje, ar pas jūs tos problemos nėra? Kad paprastai visi skundžiasi ir kaltina ir skundžiasi, kad per mažai vietos. Taip, problema yra užtat, kad mūsų izoliatorius perpildytas. Praktiškai pagal net senas sanitarinės normas, skaičiuojant 2 metrai vienam žmogui, mes galim laikyti tik 800 žmonių. O pas mus žinot, kad virš 1000. Trūksta vietų. Čia 7 karceriai pas mus, kurie pažeidėjai laikomi. Tai gal irgi tada tam tokia jums. Kaip jau jūs minėjot anksčiau, tai viena iš nemaloniausių bausmių tai yra karceris, ar ne? Būtent čia dabar mes juos ir matom. Taip, čia mes turim 7 karcerius, kur laikom po vieną. Na, paprastai už kokius prasižengimus vidinės tvarkos, už ką čia žmonės talpinami? Iš praktikos daugiausiai už svaiginančių gėrimų, ne tiek svaiginančių gėrimų, kiek stipriai veikiančių medikamentų vartojimą, tablečių, daugiausiai. O taip, už muštinės, už tokius sunkius pažeidimus. Jūs žinot, egzistuoja tarp nuteistųjų tie visi zonos santykiai? Praktiškai taip. Kastos pasidalinimai visi? Praktiškai taip, bet mes turim teisę, kaip sakoma, juos skirstyti kameros ir tokiu būdu bandom sumažinti tokį poveikį. Bet, aišku, egzistuoja. Taip, kartais, kada mes kalinimus mes galim tik po vieną laikyti. Kada prasidėjo ūkio brigados keletą vyrų, tai mes Kiek jie prabūna paprastai karcerį? Nepilnamečiai iki 5 parų, pagal įstatymą turim teisę 5 parų, kalinamosius iki 10 parų, o nuteistuosius iki 15 parų. Kanalizacija buvo išpuvusi, tai 100% pakeitė kanalizaciją, sienos ir jau dabar dar ketina vaizdą.
Jūs mums reikalingas. Присылание. Специализм. Nu, čia yra stomatologijos kabinetas, kur yra apžiūrimi visi kalinamieji ir naujai atvykę. Naujai atvykę jie būtinai privalome praeiti apžiūrą ir taip pat suteikiama stomatologijos pagalba kalinamiesiems, kurie randasi pas mumis pastoviai. Problemų nėra, be abejo darbo daug ir darbo krūvis didelis, kadangi norinčių yra labai daug. Kaip dantų būklė? Dantų būklė be abejo negalima įvertinti labai gera, kadangi tikrai, kad matomai priežiūra nebuvo pakankamai, kada jie buvo laisvėje, už tai yra daug labai sugedusių dantų, labai daug, tikrai labai reikalauja stomatologijos priežiūros. Ar nebijo dantisto jūsų klientai? Ne visi, žinokite, pasitaiko tikrai pacientai, kurie ir sąmonę praranda ir tikrai bijo, bet kadangi tas skausmas, dantų skausmas tikrai yra, kaip pasakyti, labai skausmingai ir štai priversti eiti. Bet būna, tai būna ir apalpsta, būna, visko būna pasitaiko, bet eina. Sako, apskritai vyrai labai bijo dantų skausmą. Taip, o ypatingai, kada yra labai ištinė žandas arba tikrai grinai uždegimas. O kiti net, kuriem reikalinga atlikti danties ekstrakciją, žinokit, atsisako, nežiūrinti taip, kad yra didžiulis patinimas, netgi yra pulinys ir ką su jais, antrakis nedėsi. Stengiamės ar įkalbėti ir šiaip netaip, gydom, taip galima sakyti. Čia yra fluorografijos kabinetas. Reiškia, kur yra atliekama krūtinės ląstos fluorograma, kadangi, žinote, Lietuvoje sergamumas tuberkuliozė didėja ir ypač tarp kalinamųjų tarpe, už tai kiekvienas naujai atvykstantis privalo praeiti profilaktiškai krūtinės ląstos fluorogramą, kur čia mes ir atliekam. Bet tai čia sakyčiau, kad pas jūs taip galima visą gauti tokią civilizuotą medicininę pagalbą ir išsitirti save, ar ne? Praktiškai taip, praktiškai. Gal ką mes neturim, gal daugiau echoskopijas negalim atlikti, be abejo, gal ir mūsų tom sąlygomis ir nelabai mes galim atlikti, bet praktiškai čia yra daugiau stacionariniuose sąlygose. O sakykime, kontingentas pats įvairiausias, turbūt ir jūsų, ar pasitaiko tarp jūsų pacientų kažkokių simuliavimo atvejų, ar kažkokius sugalvotų dalykų, ar netgi specialiai galbūt kas nors savo kenkia sveikatą? Pasitaiko ir už tai mes, kada atliekam tyrimus, mes privalom atlikti tyrimus. Ir jeigu, pavyzdžiui, turi nusiskundimui, mes irgi įtariam simuliaciją, mes atliekam tyrimus ir tada arba pasitvirtina, o jeigu nepasitvirtina jo diagnozė, pagal jo nusiskundimus mes tiesiai sakom, kad pas jūs to susirgimo nėra. Būna, pasitaiko, bet dauguma gal tai būdavo anksčiau, kadangi matomai buvo daugiau prieinamas, gal jie galėjo, būdami laisviai, lengviau prieiti prie, reiškia, kreiptis į medicininės įstaigas, o dabar pasitaiko daug mažiau. Kadangi jie atvyksta, tikrai gal žmogus, labai daug priežasčių yra, kodėl jisai negalėjo kreiptis, pavyzdžiui, į medicinos įstaigą. Kitas sako, pavyzdžiui, aš tikrai vartoju alkoholį. Vartoju ilgalaikį alkoholį ir man nebuvo laiko. Kitas gal tikrai sako dėl lėšų, kitas labai toli gyvena, labai sunkiai pasakyti.
ir jisai negalėjo kreiptis. Ir paskui, kada atvažiuoja pas mumis, be abejo, jisai skundžiasi, pagal jo nusiskundimas mes atliekam visus tyrimus ir ką gali, mes jam suteikim. Ir tikrai simuliantų, gal sakytim, tokių, kurie jau gal agravuoja, pasitaika daug mažiau. Nu, tie simuliantai, kokiais tikslais jie simuliuoja? Ar jiem galbūt kažkokios sąlygos po to kiek geresnės suteikiamos, ar kame reikalas, dėl ko? Dėl ko yra naudinga simuliuoti? Ar gal kaip tik nenaudinga? Nu, matomai, jie kažkokią tai naudą turi, matomai, ieško lengvesnių sąlygų. Tik tai. Gali jisai į ligoninę paklius, gali jisai tikrai lengvesnių sąlygų. Bet mes kol kas išaiškinom, kad jis tikrai, jums stacionarinis gydymas, pavyzdžiui, nereikalingas ir mes ambulatoriškai galime jums tikrai pagydyti, arba aplamai, jūsų tyrimai pilnai geri. Nu, kitas tikrai, kadangi vis dėlto, čia žinote, ir šitą problemą ir su živ infekuotais, ir kadangi ir venerinės... Nepasitaikė pas jūs? Nu, gal sakytume, dar ne. Ir venerinės lygas labai plinta ir, pavyzdžiui, labai daug yra norinčių, kurie patys ateina, kadangi, reiškia, tai aš noriu pasakyti, kurie atvyksta pas mumis, jie praeina privalomai. Visi profilaktinė patikrina, jie tyrimi dėl venerinės lygos. Yra sergančių pas jūs venerinėm lygom? Yra gana daug, kadangi paskutiniais metais tikrai didėja skaičius. Kokios populiariausios venerinės lygos? Tai yra sifilis. Sifilis labai sumažėja, kur yra gonorėja, trichomonų labai mažai, pagrindė eina sifilis, bet mes tik tai išaiškinam ir visas gydymas yra atliekamas mūsų Vilniaus Respublikinėje ligoninėje. O kiti netgi patys kreipiasi ir praėjus, nežiūrinti taip, kad, pavyzdžiui, jisai turi nusiskundimus, bet jisai yra patikrintas. Žinot, kad inkubacinis periodas yra labai didelis, pavyzdžiui, iki 6 mėnesių. Ir tuo momentu, kada mes jam paėmėm kraują, pas jį būna geras. O praėjus kuriam mėnesiui, 2-3, jisai kreipėsi pas mumis pakartotinai, mes jam paėmėm tyrimą ir, pavyzdžiui, gali būti taip, kad tas tyrimas teigiamas. O nebūna tokiu atveju, kad pas jūs tuose patalpose gali užsikrėsti? Ne, pas mus tokių tai nebuvo atveju. Mes tengiamės iš karto jį izoliuoti ir iš karto nukreipiam. Tokių atveju pas mus nepasitaikė. Kągi čia statysit? Čia bandom gerinti mūsų gyvenimą, kaip sakoma, vietoj 2 kamerų. Galvojam, kad ir kontingento mes ateityje turėsim, kaip priklauso pagal sanitarinę normą. Ir iš viso to darom čia biblioteką, nes sena biblioteka pas mus randasi visiškai neatitinkamai patalpoj. O knygų turit jūs? Knygų turim, bet labai senų. Nu, manom, kad turėsim. Gal kas padės mums labdarą. Knygų turim mažai. O skaito knygas? Noriai skaito? Prašo, kad perduotų giminės artimieji? Taip, prašo, skaito. Nu, kokiais dar galima? Ar yra kažkokių užsiėmimų, kažkokios darbinės veiklos pas jūs, ar tų dalykų nėra? Ne, tam tokia yra tardymo izoliatoriaus specifika, kad kalinamieji nedirba ir mes neturim teisės. Tai tiesiog niekad jie nedirbo ir niekad nedirbs, turbūt, ar ne pagal įstatymą yra? Taip, yra pagal įstatymą. Dar vienas momentas apie moteris. Kiek jų čia yra ir kokios joms sąlygos, ar ko nors skiriasi, apie tai papasakok. Šiandieną mes turim 25 moteris, mes laikom jos laikinai, jie pagrindę laikomi Vilniaus tardymo izoliatoriai, o pas mus atvažiuoja tik, kada jos iškviečia į teismą arba į tardymo procesą. Laikomi atskirai 3 kamerose. Tai labai nedidelis procentas moterų palyginus. Taip, iš 1025 žmonės tik tai. Ar jom yra kažkokios skirtos kitos vietos, ar jų tiesiog jos mažiau nusikaltimus daro? Kaip tai? Laikom atskirai, atskirose kamerose, tik tiek. O taip, tos pačios... Gal kur nors kita mieste, gal kur nors yra jų talpinimo vieta? Bausmo atlikimo vieta. Taip, bausmė jie atlieka Panevėžy, yra atskira kolonija. Bet pas jūs moteris kaip ir vyrai taip pat, ar ne, praeina visą tą etapą? Taip, lygiai kalinamieji, kaip kalinamieji. Tai galima daryti išvadą, kad tiesiog mažiau nusikalsta moteris? Turbūt taip.
Kad čia gyvena nuteistieji, ar ne? Taip, šitoj patalpoj gyveno nuteistieji, kurie palikti ūkio darbams. Čia jie valgo į valgyklą. Bet čia tikrai didžiulis skirtumas, čia netgi jauku galima sakyti. Nu, užtat, kad jie čia praleidžia šiek tiek laiko, 2-3 metus, čia jų gyvenama vieta. Ir kaip jūs sakėt, visas tas sienas, visą apdailą čia jie savo rankom padarė. Taip, savo rankom. Mes iš kažkur tai, kaip sakoma, nekviečiam statybininkų ir remontininkų. Ir kiek paprastai čia sėdi, kiek ilgiausiai, pavyzdžiui, yra sėdinčių žmonių? Ūkio brigadai pas mus mes turim teisę laikyti iki 75 žmonių. Nu, jie išbūna čia iki 3 metų, nedaugiau. Tai čia tų kažkokių vadinamų recidivistų irgi nėra, ne? Ne, pagrindė paliekam tas, kurie padarė nusikaltimą pirmą kartą. Tai dabar darbo diena, visi savo darbo vietose, užtat, kad jie dirba ir elektrikais, santechnikais, gamina maistą, dalina maistą, staliai pas mus yra. Visus darbus, ką reikia mūsų įstaigai, kad aprūpinti kalinamosius. O jie gauna kažkokį tai užmokestį už savo darbą? Būtinai jie gauna atitinkamą algą kažkur tai iki 250 litų. Nu, čia priklausomai nuo atliekamo darbo. Tačiau turbūt galima taip sakyti, kad čia jau tie žmonės visgi turi tokias prestižinės vietas, ar ne? Nes čia, kaip sakyti, jau yra gerai gyventi tokiose sąlygose ir kažkokį turėti šiais laikais kalėjime užsiėmimą darbą. Nu, nepasakyčiau, kad visi nori atlikti čia savo bausmę ūkio brigadoj. Yra netgi ir nenorinčių. Taip, yra nenorinčių, bet pasakyčiau, kad kada visose kolonijose bedarbystė, jiems net čia geriau, nes kolonijose bedarbystė ten nėra ką veikti, o čia tokiam mažam kolektyvė, aišku, geriau negu didelioj zonai. Tai turbūt bent jau ir kažkokį skanesnį duonos kąsnį jie gali nusipirkti už tos pinigus užsidirbti. Nu, nepasakyčiau, kad skanesnį, viskas tas pats kaip ir kitiems. Duona iš tos pačios kepyklos, kaip sakoma. Bet jie į parduotuvę gali nueiti, gavę tos pinigus, ar ne? Atlygį savo. Nu kaip, jie patys negali nueiti. Čia yra tarnyba, kontrolieriai, kurie pagal jų užsakymus organizuoja tą užpirkimą. Laisvai, kaip sakoma, visi nevaikštų. Tai mes vis tiek užeisim į parduotuvę, taip, ar ne? Išsiaiškinsim, kas čia kaip. Jūs senai gyvenat čia? Metai. Metus. Na ir kaip sąlygos? Normalios. Pirmą kartą teistas esate? Pirmą. Ir kiek jums dar liko? Šiaip tai man liktų metai, bet jeigu sulauksiu normaliai save vedant, tai man lapkričio mėnesį aš išeinu iš čia. Tai yra kažkokios tai nuolaidos, sakykime, jeigu elgiantis čia padoriai gerai, galima tikėtis išeiti anksčiau iš to pastato? Nuolaidos čia visiems vienodų, kaip šiandien nuolaidos, taip ir turi būti. Bet tai yra sąlyga, jeigu tu save normaliai vesti. Nu, jūs pristatė kaip vyresniuoju, tai jūs kažkokias ir pareigas atliekat čia, ne? Brigadininku. Ir kas tai yra? Pareigas kokios? Ne, tai yra kaip čia kameros brigadininkas, ar ne? Čia ne kameros. Čia netgi nuteisingai, čia netgi negalima taip pavadinti. Čia ne kameros, čia galima skaityti kaip ūkio brigados, kaip ir bendrabutis. Nes čia visi, kas yra šitoj brigadoj, visi dirba, gauna atitinkamą atlyginimą visi ir, reiškia, gali apsiprekinti, parduotuvė, reiškia, yra bendrabučio tipo kambariai ir labai padorios normalios sąlygos. O kaip jūs tarpusavį sugyvenat? Tas pats, kaip studentai sugyvena bendrabutį, pavyzdžiui, tarpusavį. Taip ir čia, tik aišku, čia nebūna, čia reiškia yra operatyvinė dalis, kuri atrenka atitinkamus asmenys pagal jų duomenys. Čia nebus tokių, reiškia, kad
pagal tokį straipsnį, pavyzdžiui, tenai, kad ten sudėtingus arba sunkius nusikaltimus. Čia daug mes nėra tokios diferenciacijos, reiškia, kad skirtingi straipsniai. Nu, mes ten už tos sienos prisiklausom visokiausių istorijų apie tuos visus įvykius, kas vyksta už įvairiuose vietose, visi tie pasidalinimai, kastos, tai neegzistuoja pas jūs tie dalykai? Ne, absoliučiai ne. Taip, dalykai. Ar daug sportuojančių jūsų tarpe? Daug. Ir čia irgi taip pat iškruot, sakykime, visas tas inventorius. Irgi gal jūsų rankų darbas kai kas? Dalinai pačių. Tai galima pagal detalės spręsti, pavyzdžiui, ir sankabų detalės, ir įvairių mašinų, kurių metalo laužo, kaip iš metalo laužo galima pagaminti. O daug jūsų tarpe yra, galbūt netgi sportininkų, yra kažkokių sportininkų profesionalų? Ne, profesionalų nėra, grinai mėgėjų, grinai, kad vien dėl to, kad kiti meta rūkyti, vien dėl to, kad sportuoti yra tokia, kaip įsisenėjus, kaip tradicija tokia, kad kažkur tai pasportuoti reiškia, tai labiau gerbė tokį pasportavusi, nei tu labiau apsileidęs būtum. Daug metų rūkyti atėję pas jūs? Yra metančių, taip sąmoningai, kad... Sąmoningai yra. Yra vien dėl to, kad yra sąlygos suteiktos sportavimui, yra metama. Meta daug kas rūkyti, jeigu jau sportuoja, jau taip. Kas liečia maitinimą, yra viskas labai normaliai, taip kad sportuoti savo sveikatos nesugadinsi sportuojant. Ar daug valgo jūsų klientai? Klientai, taip, kaliniai teistėjai, ką mes padarom, daugumui visą suvalgo maistą. Suvalgo? Suvalgo. Dabar prasidėjo, kai tik daržovių metas, dabar verdame bulvių košės, kopūstų sriubas. Maistas visumų yra geras. Kokia yra norma vienam žmogui dienos? Kiek kainuoja maistas? Normos aš tiksliai pat negaliu pasakyti, bet yra vidurkis, aš žinau, kad apie 3-4 litus. Nu ir kas tai eina, jūs papasakokit, kas tai yra? Pavyzdžiui, sakykime, papasakokit vienos dienos meniu. Pavyzdžiui, šiandien jie ryte valgė kruopas, reiškia, arba avižų kruopas būna, miežių kruopas su žuvim. Pusryčiam arbata ir jiem priklauso duona. Pietų būna kopūstų, sakėm, šiandien kopūstų troškinys ir yra makaronų sriuba. Į tą makaronų sriubą eina sultinys mėsos, svogūnai, margarinas. Ant košės taip pat būna medenų svogūnai, margarinas. Vakarėje vėl reiškia kitą kruopų košę. Palei meniu grinai priklauso. Ir gauna vėl arbatą, dalijama duona. Ligonėm yra kitas meniu paskirtas, reiškia, atskirai verdama. Kiek skaniau gal jau? Jo, jie geresnį pagerinta. Ir su pienu jie gauna, pusryčius būna manų košė, ryžių košė. Jiems didesnė norma yra mėsos. Nepilnamečiai gauna daugiau sviestą. O ir duonos kiekis yra biškai padidintas. Nedaug, ten 50. Ir žuvies daugiau, ir mėsos. Bet visą mėsą, reiškia, palei normas jiems skaitos po 150, jinai žalia skaito 150, kai įsiverdami jie mažesnį kiekį gauna. Nu, kas nustato tuos meniu sugalvoja? Čia jūs patys ar yra instrukcijas? Reiškia, mes derinamės su inspektoriai, kuri grinai daro visą meniu. Nu, jūs pati visada paragaujate tą maistą? Visada ir aš, pavyzdžiui, nesakyčiau, kad blogai. Aš net sakau, kad čia yra, jie valgo visi kaip sanatorijų. Jo, aš tikrai sakyčiau, ne. Įdavo, pavyzdžiui, dabar jie gaus, reiškia, į savaitę po vieną kartą gaus raugintus agurkus. Bus daržovės, pomidorai, gaus pomidorus. Reiškia, čia jūs patys gal, pavyzdžiui, tokius agurkus raugėt gal, ar ne? Pasiraugiam pomidorus, pasiraugiam patys. Nu, va, kiekvieną dieną, dabar prasidėjo daržovių metais, tai kiekvieną dieną jie gaus bulves. Visada sriubas su bulvėm, reiškia, ir būna bulvių košių, kopūstų košių. Nu, žiemą gal kiek pavasarį suprastėja, gal kiek tas kaip jeigu matos daržovių mažiau, tai jaučias grinai, kad kruopom daugiausiai. Bet taip, tai aš sakyčiau, va, iki pat rugpjūčio mėnesį gavo bulves. Tik dabar, sakėm, matus, kiek ten, 1,5 mėnesį grinai gavo kruopas. Bet mėsa visada pastoviai būna. Nu, sakykime, po pietų jas sočiai jauties žmogus pavalgęs tą porciją, ar dar visgi noris kažko savo prisidurti? Yra vienas dalykas, kad jiems priklauso norma, ten, sakykime, ten nepasveriam gramą į gramą. Jiems samtelis kiek priklauso, sriuba kiek priklauso, ten daugiau liek ir jiem duoda, niekada nebūna, kad išpiltlaukų nedada. Tiesiog galima ir pakartoti būna. Jo, jeigu būna daugiau, jeigu kur reikia vėl pilti, reiškia, į ūkininkams, tai atiduodam žmonėm grinai. Supuvusi, o pernai ir
išėjant iš to pačio tiekėjus, kad pernai užvežėm, nei vienos mašinos neišvežėm su pausių bulvių. Pilnai? Pilnai. Čia aš pertvaros, apie 180 tonų. Tai jūs daug mažiau žinot, kiek jums reikia? Tai 4 centus kilogramų. Už pavalgymui, paskui žirnelį ima, gal darosi mišrainės, iš marintų burokėlių, paskui labai iš cigarečių. Kokios populiariausios cigaretės? Daugiausiai perkam Astra ir Red White. Yra, kas daugiau pinigų turi, tai Marlboro rūko. Ir lengvesnių, ir stipresnių. O paskui arbatas, ir dabar pradėjo kažkaip daugiau iš tų geresnių arbatų. Pavyzdžiui, Delmak labai populiari arbata yra. Ima labai daug ir perka atsigert. Paskui, tai ir šokoladus valgo, ir sausainius, riešutų irgi paima. Kad iš tokių, kas nelabai gandančių prekių ir viską valgo jie. Nes jau apyvartai nemažai yra. Jau per mėnesį maždaug taip jie išpirtų apie 20 000 kažkur tai litais. Turtingi sėdi, reiškia? Yra visokių, kas ten gal kas daugiau turi pinigų ir pavaišinant draugus, ar kaip jau, nes jau, tai būna, kas pavyzdžiui, perka ir už 200 paima iškart vienas, kitas ten už 15-30 litų. Bet yra 200 ir 300, kad kai jie prekinas, pavyzdžiui, kaip kiekvienas aukštas, 3 aukštai kaip yra, perka savaitę po kartą. Tai per savaitę būna tos 3 jau perkamas dienos. Tai jau stengiasi ir ilgesniam laikui nusipirkti, ar ne? Savaitė, taip. Tai va tie, kur, pavyzdžiui, ūkio brigada, kurie ten dirba, stalės, elektrikais, jie prekinasi į mėnesį po 2 kartus. Nori ateina dirbti pas jūs žmonės, ar didelė kadrų kaita yra? Čia viskas priklauso, aišku, mūsų darbas, kai sakoma, skaitosi nepopuliarus. Ir 3 metai atgal labai man trūkdavo kontrolierių, kažkur tai apie 20% nekomplektas buvo, bet viskas priklauso nuo atlyginimų. Šiek tiek padidėjo pas mus atlyginimai ir praktiškai šiai dienai mes beveik neturim nekomplekto, 100% sukomplektuotas kolektyvas. Tie žmonės, kurie norėtų pas jūs dirbti, ar tai yra kažkokia speciali atranka, kažkokie testai, ar kokiu principu jūs priimat žmonės? Ar tai reikalingos rekomendacijos, ar kažkas panašaus? Savame, aišku, mes dirbam VRM sistemoje ir ateinant dirbti šitą sistemą reikia praeiti pirmiausiai atitinkamą medicininę komisiją, kurias reikalavimai, aišku, dideli. Paskui priklauso nuo pareigų, aišku, nes visokių specialybių pas mus dirba žmonės. Ir auklėtojai, pedagogai, psichologai, teisininkai, inžinieriai. Kas pas jūs iš miesto ateina, kaip vadinkim, antraeiliam pareigom? Tiesiog pas jūs padirbėti papildomai? Taip, labai mažai, tik iš medikų, gydytojai. O visų kitų, reiškia, specialybių dirba pas mus kaip pagrindiniam darbe. Turbūt niekam nėra paslaptis, kad kažkokie visgi įvyksta tarp jūsų kontingento ir jūsų darbuotojų kažkokie komerciniai santykiai. Kaip jums sekas tai išaiškinti ir kas seka iš viso to? Taip, kaip nebebūtų nemalonu, bet tokių atvejų būna. Ir pasakyčiau gana dažnai, užtat, kad pirmus metus, kaip aš čia pradėjau dirbti, teko kažkur apie 50% kontrolierių paprašyti palikti darbą dėl tokių priežasčių. Grubiai kalbant, tai yra kažkokie kyšiai, kažkokie perdavimai daiktų, ar ne? Savotiškas biznis, pavyzdžiui, atneša parduoti svaiginančius gėrimus, stipriai veikiančius medikamentus. Tai populiariausia turbūt. Taip. Bet gana greitai mes tos momentus išaiškinam ir atsisveikinam su tiems. Gal apskritai keliais žodžiais pasakykit, kokios yra vidiniai sistemai yra taikomos nuobaudos? Mūsų kalinamojo atžvilgiu? Taip. Tai kaip ir visur, kaip sakom, papeikimas,
Prieš tai, aišku, perspėjimas, pokalbis, paskui papeikimas, paskui atimamos teisės pirkti parduotuvėje papildomai prekes, atimamos teisės pasimatyti ir patalpinimas į karcerį. Nu, kokia, jūs turbūt vis tiek ir bendraujat ir žinot, kokia yra pati skaudžiausia bausmė ir pati nemaloniausia? Turbūt, kada atimta teisė pasimatymui ir karceris.